Vilkiautinis – tai kaimas Varėnos rajone. Čia yra biblioteka, paštas, įsikūrusi Liškiavos pagrindinė mokykla, veikia Varėnos kultūros centro Vilkiautinio filialas, Vilkiautinio kaimo bendruomenė, medicinos punktas, parduotuvė. Visai miela Varėnos rajono gyvenvietė. Deja, naktį Vilkiautinis atrodė labai tamsus. Kiekviena seniūnija yra atsakinga už gatvių apšvietimo eksploataciją, taip ir mūsų seniūnija. Ir be abejo mes galime įtakoti daug. Sakykime, ir šiuo projektu mes sumažinome elektros energijos vartojimą. Vilkiautinio kaime gyvena per 320 gyventojų. Gatves apšviečia 46 šviestuvai. Ir dar prieš metus dėl lėšų trūkumo kaime apšvietimas veikia tik pusę metų ir tik po keletą valandų per parą. Dabar nauji šviestuvai ir naujos lempos visame Vilkiautinio kaime. Keltus tikslus tikrai pasiekėm ir projekto nauda buvo akivaizdi dar ir dėl to, kad mokiniams saugiau grįžti į namus vakarais po renginių, saugiau atvykti į mokyklą. Yra darbuotojų, kurie rytais keliauja į darbą, jiems taip pat yra žymiai šviesiau. Šiandien senos, dar sovietiniais laikais sumontuotos gyvsidabrinės lempos pakeistos į naujas natrio spektro lempas visame Vilkiautinio kaime. Nauda yra akivaizdi, nes elektros energijos suvartoja modernusis šviestuvas per pusę, negu suvartodavo senasis. Tuo labiau, kad ir senieji droseliai garsiai zyzė, buvo nepatikimi, be to pinigų nemažai išleisdavome techniniam aptarnavimui, tų pačių droselių remontui, gyvsidabrinių lempų keitimui, na, o pakeitus šviestuvus jau ir tų eksploatacinių išlaidų kaip ir neliko. Įgyvendinus projektą su tais pačiais asignavimais prailgintas gatvių apšvietimo laikas, dabar yra sutaupoma elektros energijos, pagerintas viešasis saugumas. O svarbiausia, žmonės jau pradeda suprasti, kad energiją reikia rūpintis ir ją tausoti bei atsakingai prižiūrėti elektros tinklus, kurie eina per jų nuosavybę. Vienas aspektas – pilietiškumas. Buvo aiškinama, kiek nesąžiningi žmonės pavagė elektros energijos ir pavagė tiesiog iš mūsų visų. Taigi buvo vienas iš tikslų skatinti pilietiškumą ir manau, irgi šis tikslas yra pasiektas. Vilkiautinis – šiandien šviesesnis ir tamsų vakarą, o patys vilkiautiškiai ir apylinkių gyventojai žino, kad elektros energijos ūkis yra ir jų rūpestis. Tik tą supratus bus visiems šviesiau. Lesto operacija 2020 tęsiasi. Įjunkite atsakomybę, išjunkite abejingumą.